Sveiki gerbimieji žiūrovai, ačiū, kad vėl esate su mumis. Su jumis aš, Linas Matulis, ir šiandien aš jums noriu papasakot, kaip The Boosters komanda duoda jums aukščiausio lygio content. Šitą video norėčiau galbūt dedikuoti mūsų potencialiems rėmėjams ateityje, nes iš tikrųjų mes, The Boosters, mes nemėgstam, kad mūsų vizualinis turinys būtų nuobodus, būtų nekokybiškas. Todėl mes turime kalną įrangos, kurią mes norim jums parodyti ir papasakoti, kad jūs įsitikintumėte, kad mes nesam paprasti kažkokie vizualinių turinių kūrėjai, kurie pasiema telefoną ir tiesiog daro dalykus. Mes rimčiau žiūrime į savo darbą. Taigi leiskite pradėti man nuo. Savo rankose aš laikau jau ilgus metus turimą ir daug gyvenimo mačiusią Panasonic Lumix GH5 kamerą. Po šiai dienai naudojama kaip antrinė kamera. Kai nusipirkau GH6 kamerą, kuri dabar yra ant stovo ir įrašinėja tai, ką aš dabar šneku, buvo pasiūlyta ją parduoti, bet aš nesutikau, nes dvi kameros visą laiką yra geriau negu viena. Kitas dalykas, apie ką dar norėčiau pašnekėti, tai be ko šitas video irgi nevyktų, tai turime Godox SL200 lempas, kurias mes turime ir naudojame dvi. Jos mums padeda turėti studijinį apšvietimą. Netgi dabar iš tikrųjų galiu parodyti, kaip vaizdas atrodytų, jeigu mes išjungtume šitą lempą. Va, nieko neturim. Tik tai eglutė, o tenai background'e šviečia ir viskas. O visai kitas reikalas, ar ne? Stovas lempai, pati lempa, visas softboxas Small Rig FP90 su gridu, bet to tiesiog būtų neįmanoma. Ir taip, tai mums padeda turėti labai aukštos kokybės video siužetus. Be ko kamera iš tikrųjų dabar neapsieitų? Kamera iš tikrųjų neapsieitų be objektyvų. Ant kameros dabar yra uždėtas Lumix 12-35 objektyvas su 2,8 diafragma, kas mums leidžia turėti lengvą bokeh backgroundui ir dar pakankamai matyti, kas už manęs vyksta. Po to turime 25 mm objektyvą su 1,7 diafragma ir be ko neapsieičiau Lumix 35-100 objektyvas. Savotiškai telelenzas. Kad video siužetai būtų išties kokybiški, mums taip pat reikia ir garso, ar ne? Tai neskaitant to, kad aš dabar įrašinėju su Rode POM Mic USB, kuris yra skirtas darbui studijoje. Interviu įrašinėjimui aš naudoju Rode Wireless Go 2. Galiu dar tai parodyti iš arčiau. Prisegami. Tai čia kas susijęs su audio. Be ko dar neįsivaizduočiau savo filmavimu, tai yra dronus. Nepakeičiamas dalykas. Iš tikrųjų, turime Atomo Shinobi monitorių, kuris mums užtikrina, kad viskas būtų fokusas. Ką fokusuoja akis, tą norime, kad fokusuotų ir fotikas. Be ko neįsivaizduoju irgi filmavimo, tai yra GoPro kamera. Čia GoPro dažniausiai naudoju autosporto filmavime, tiek drifte, tiek žiedinėse lenktynėse. Kalbant daugiau apie GH6 kamerą, kuri yra dabar tiesiai priešais mane ir įrašinėja vaizdą, tai jinai irgi turi Small Rig firmos keidžą, lietuviškai vadinamą narvą, kuris ne tik kad apsaugo kamerą, bet ir leidžia uždėti ant jos kalną įvairiausių aksesuarų, kaip laikiklis, kaip monitorius, išorinė baterija, kabelio adapterius leidžia pasijungti ir neskaitant to, kad kamera ženkliai profesionaliau atrodo, kai ant jos daugiau aksesuarų. Tai yra DJI Ronin RS3 Pro stabilizatorius. Didžioji dalis stabilizatoriaus yra karbonas, tai jisai yra pakankamai lengvas. Šitas daiktas garantuoja, kad kamera išliks savo vietoje, stabilizuota ir turėsime lygius kadrus. Tai nepakeičiamas dalykas filmuojant įvairiausius produktus, automobilius, veiksmą, visame kame. Profesionalumui užtikrinti iš tikrųjų mes tikrai irgi neapsieitume be racijų. Viena geriausių šių metų investicijų yra turėti bent 4 racijas. Kur racijas ir ausines aš pritaikau filmavimuose, tai labai patogiai komunikavau su savo vairuotoju ir su kitu automobiliu, kurį aš filmavau. Tada yra labai patogu viską aiškinti ir nupasakot, ko tu tikiesi ir kokio tu kadro nori. Tai tas yra labai svarbu. Taigi su jumis buvau aš, Linas Matulis, ir susitiksime jau po naujų metų. Smagių švenčių, laikykitės, būkite laimingi ir iki kitų kartų.